Sveiki, visi mokslo entuziastai. Ar kada susimastėte, kodėl daiktai krenta žemyn? Pavyzdžiui, kodėl jūsų pietų dėžutė nekyba ore, o nukrenta ant žemės? Atsakymas – gravitacija. Įsivaizduokite gravitaciją kaip nematomą žemės apkabinimą, kuris viską traukia prie savęs. Tai traukos jėga tarp dviejų objektų turinčių masę. Žemė turi milžinišką masę, todėl jos gravitacija yra labai stipri. Todėl mes vaikštome žeme, o nesklendžiame ore. Gravitacija vaidina svarbų vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime. Dėl gravitacijos galime stovėti tiesiai, pilti vandenį į stiklinę, o Žemė gali suktis aplink Saulę. Be gravitacijos mūsų pasaulis būtų visiškai kitoks. Taigi kitą kartą, kai pamatysite krintantį daiktą, prisiminkite, tai veikia gravitacija. Tai ji mus laiko prie Žemės. Prieš daugelį metų žmonės manė, kad sunkus daiktai krenta greičiau nei lengvi. Šis įsitikinimas buvo toks paplitęs, kad šimtmečius buvo laikomas savaime suprantamų dalykų. Skamba logiškai, ar ne? Juk atrodo, kad boulingo kamuolys krenta greičiau nei plunksna. Jis sunkesnis, tad galima pamanyti, kad jis greičiau skries oru. Bet žinote ką? Jie klydo. Šią klaidingą nuomonę paneigė moksliniai tyrimai. Buvo vienas genialus mokslininkas vardu Galilėjas Galilėjus, kuris įrodė, kad jie klysta. Galilėjus, fizikos ir astronomijos pradininkas, pasižymėjo išskirtinių gebėjimų mesti iššūkį nusistovėjusioms tiesoms. Jis atliko eksperimentą, kurio metu, kaip teigiama, numetė du skirtingos svorio rutulius nuo Pizos bokšto viršūnės, nors istorikai dėl to nesutarė. Pasakojama, kad jis vienu metu paleido abu skirtingos masės rutulius. Jis įrodė, kad vakuume, be oro pasipriešinimo, objektai krenta tuo pačiu greičiu, neatsižvelgiant į jų svorį. Tai buvo revoliucinis atradimas, pakeitęs mūsų supratimą apie judėjimą. Tai reiškia, kad vakuume plunksna ir boulingo kamuolis skristų tuo pačiu greičiu. Įsivaizduokite, du tokie skirtingi objektai be oro pasipriešinimo juda lygiai taip pat. Taip yra todėl, kad gravitacija veikia visus objektus tuo pačiu pagreičiu, kurį vadiname G. Ši universali jėga veikia visus objektus turinčius masę. Žemėje G yra lygus maždaug 9 Washington metrų per sekundę kvadratu. Tai reiškia, kad visi objektai be oro pasipriešinimo žemyn greitėja šiuo pastoviu greičiu. Galilėjaus atradimas pakeitė mūsų supratimą apie gravitaciją ir judėjimą. Jis padėjo pamatus vėlesnių mokslininkų, tokių kaip Izaakas Newtonas, kurie sukūrė sudėtingesnės teorijas darbams. Tai parodė, kad visata veikia pagal dėsnius, kuriuos galima atrasti ir suprasti. Nuostabu, ar ne? Šis supratimas atvėrė kelią nesuskaičiuojamiems mokslo laimėjimams ir iki šiol žadina smalsumą bei atradimų troškimą. Įsivaizduokite vienmatį judėjimą kaip kelionę gravitacijos traukiniu, kuris gali važiuoti tik aukštyn ir žemyn. Įsivaizduokite, kad metate kamuolį tiesiai į viršų. Kamuolis kyla, lėtėja, akimirkai sustoja ir tada krenta žemyn greitėdamas kritimo metu. Gravitacija yra šio traukinio lokomotyvas, nuolat traukiantis kamuolį žemyn. Kai kamuolis kyla, gravitacija jį lėtina. Kai kamuolis krenta, gravitacija jį greitina. Šiam judėjimui aukštyn ir žemyn apibūdinti galime naudoti tokius žodžius kaip poslinkis, greitis ir pagreitis. Poslinkis yra atstumas, kurį kamuolis nukeliavo nuo savo pradinio taško, greitis yra jo judėjimo sparta ir kryptis, o pagreitis yra greičio kitimo sparta. Vienmačio judėjimo supratimas yra raktas į laisvojo kritimo suvokimą. Tai pagrindas suprasti, kaip objektai juda veikiami gravitacijos. O dabar pridėkime šiek tiek matematikos. Matematika tai ne tik skaičiai ir simboliai. Tai galingas įrankis, padedantis suprasti mus supantį pasaulį. Nesijaudinkite, tai nėra taip baisu. Tiesą sakant, tai gana žavu ir netgi smagu, kai pamatome, kaip tai galima pritaikyti realiose situacijose. Turime specialias lygtis, apibūdinančias judėjimą laisvojo kritimo metu. Šios lygtis neatsirado iš niekur. Jos kyla iš pagrindinių fizikos principų. Šios lygtis susieja poslinkio, greičio, laiko ir gravitacijos pagreičio sąvokas. Suprasdami šios ryšius galime numatyti ir analizuoti judėjimą laisvojo kritimo metu su nuostabiu tikslumu. Viena iš šių lygčių yra d nuo v0 t plus t², kur d reiškia poslinkį, v0 pradinį greitį, t laiką, o a pagreitį, mūsų atveju g laisvojo kritimo metu. Ši lygtis leidžia mums sužinoti, kiek toli objektas nukeliaus per tam tikrą laiką.
Ši lygtis tiksliai nurodo, kiek toli objektas nukrito per tam tikrą laiką. Nuostabu, kad naudodami vos kelis kintamuosius galime numatyti atstumą, kurį objektas nukeliaus laisvojo kritimo metu. Kita lygtis yra v, o nuo v0 plus et, kur v yra galutinis greitis. Ši lygtis yra raktas į tai, kaip krentančio objekto greitis keičiasi laikui bėgant. Su ją galime apskaičiuoti objekto greitį bet kuriuo jo kritimo momentu. Žinodami pradinį greitį ir praėjusį laiką, galime sužinoti, kaip greitai objektas juda tam tikrų momentų. Šios lygtys yra tarsi stebuklingi raktai, atrakindami laisvojo kritimo paslaptis. Jos leidžia mums pasinerti į judėjimo mechaniką ir suprasti veikiančias jėgas. Naudodami šias lygtis, galime apskaičiuoti tokius dalykus kaip laikas, per kurį objektas pasiekia Žemę, greitis, kuriuo jis atsitrenkia į Žemę ir daug daugiau. Šie skaičiavimai nėra vien tik teoriniai. Jie turi praktinį pritaikymą tokiuose srityse kaip inžinerija, aviacija ir net kosmoso tyrimai. Taigi kitą kartą, kai pamatysite krintantį daiktą, pagalvokite apie matematiką slypinčią už šio reiškinio ir leiskite savo nustebti. 5. žingsnis. Laisvojo kritimo paslapties išaiškinimas. Detektyvinis darbas mokslui. Spręsti su laisvoju kritimu susijusias problemas yra tarsi būti detektyvu. Jūs gaunate keletą užuominų duomenų užduotyje, o jūs turite panaudoti savo žinias apie laisvąjį kritimą ir šias naudingas lygtis, kad surastumėte trūkstamas dalis, nežinomuosius. Pirmiausia, atidžiai perskaitykite užduoties sąlygą. Kokie duomenys pateikti? Ką turite išsiaiškinti? Tada pasirinkite tinkamą lygtį, kuri susieja nežinomosius su tuo, ką jau žinote. Atkreipkite dėmesį į vienetus. Įsitikinkite, kad skaičiavimuose naudojate vienodus vienetus. Priešingų atveju galite gauti visiškai klaidingą atsakymą. Su trupučiu praktikos galėsite spręsti su laisvoju kritimu susijusias problemas kaip tikri profesionalai. Svarbiausia – suskaidyti problemą į mažesnes dalis, naudoti tinkamus įrankius ir mąstyti logiškai. 6. žingsnis. Metimas kampu. Tai ne tik kritimas, tai skrydis. Metimas kampu yra tarsi laisvasis kritimas, bet su posūkiu. Kai kamuolys metamas kampu, jis juda išlenktą trajektoriją, tai yra sviedinio judėjimas. Pagalvokite apie beisbolo kamuoliuką, krepšinio kamuolį ar net suspaustą popieriaus kamuoliuką, metamą į šiukšlių dėžę. Sviedinio judėjimas turi dvi komponentes – horizontalėje ir vertikalėje. Horizontalus judėjimas yra tolygus. Tai reiškia, kad objektas juda pastoviu greičiu tiesia linija. Vertikalus judėjimas yra veikiamas gravitacijos, todėl objektas kyla, lėtėja, sustoja ir tada krenta žemyn kaip ir laisvojo kritimo metu. Sviedinio judėjimui analizuoti galime naudoti ir mums jau žinomas laisvojo kritimo lygtis. Tiesiog turime atskirti horizontalėje ir vertikalėje komponentes ir traktuoti jas kaip du atskirus vienmačius judėjimus. 7. žingsnis. Realaus pasaulio stebuklai. Nuo beisbolo iki palydovų. Sviedinio judėjimas yra visur. Beisbolo kamuoliukas, skriejantis oru, krepšinio kamuolys, įkrentantis į krepšį, vandens čiurkšlė iš fontano, visa tai yra sviedinio judėjimo pavyzdžiai. Net raketos, paleidžiamos į kosmosą, naudoja sviedinio judėjimo principus. Jos paleidžiamos kampu, kad pasiektų ir aukštį. Vertikalus judėjimas ir atstumą, horizontalus judėjimas. Sviedinio judėjimo supratimas padeda mums kurti įvairiausius dalykus, nuo geresnės sportinės įrangos iki saugesnių automobilių. Suprasdami, kaip objektai juda oru, galime priversti juos skristi toliau, aukščiau ir tiksliau. 8. žingsnis. Kosmosas. Didžiausias laisvojo kritimo nuotykis. Galbūt klausite savęs, o kaipgi kosmosas? Argi tai ne pati geriausia vieta laisvajam kritimui? Kosmose nėra gravitacijos, tiesa? Na, tai gana dažnas nesusipratimas. Tiesą sakant, gravitacija yra visur kosmose, ji tiesiog veikia kitaip nei Žemėje. Gravitacija yra jėga veikianti visoje visatoje. Ji tiesiog silpnėja, kuo toliau nuo objektų turinčių didelę masę, tokių kaip planetos ir žvaigždės. Objektai kosmose, tokie kaip palydovai ir tarptautinė kosminė stotis, iš tikrųjų yra nuolatinėme laisvajame kritime. Tai gali skambėti keistai, bet tai tiesa. Jie nuolat krenta link Žemės, bet juda tokiu dideliu greičiu horizontaliai, kad nuolat pražiopso Žemę ir lieka orbitoje. Ši pusiausvyra leidžia jiems sklandyti kosmose.
Tai tarsi mesti kamuolį tokiu dideliu greičiu, kad jis apskrietų Žemę ir toliau skristų. Įsivaizduokite, kokio greičio ir tikslumo tam reikia. Palydovai daro būtent tai, tik daug didesniu mastu. Jie skrieja aplink mūsų planetą ir teikia svarbias paslaugas, tokias kaip ryšiai, orų prognozės ir GPS. Taigi net ir beribėje kosmoso erdvėje laisvojo kritimo ir sviedinio judėjimo principai vaidina svarbų vaidmenį ir palaiko nuolatinį judėjimą mūsų visatoje. Šie principai valdo dangaus kūnų ir žmogaus sukurtų objektų judėjimą. Nuostabu, ar ne? Šis gravitacijos ir judėjimo šokis leidžia mums tyrinėti kosmosą ir palaiko harmoniją mūsų visatoje.